patogiai, nebūtinai sukryžiuotom kojom, svarbiausia, kad nugara tiesi būtų, krūtinkaulis į priekį, viršugalis į viršų, pečius traukiam atgal ir žemyn, tada krūtinė labiau atsiveria, delnai ant kelio arba žemiau kelio ant šlaunų labiau. Kvėpuojam giliai, ramiai, dėmesys kūne. Pasižiūrėkit, kaip jaučiate šiandien, su kuo atėjot. Ką atsinešėt į praktiką, kokius jausmus, pojūčius kūne. Atpalaiduojam apatinį žandikaulį, kvėpuojam šiek tiek pravirą burną, iškvėpt galima per burną. Tiesiog su kiekvienu iškvėpimu vis labiau į save susieina, į savo kūną, pojūčius kūną. Jeigu paklausčiau, kokią mintį šiandien visą dieną nešiojatės, tai kokia tai būtų mintis? Jeigu turit kažkokį ketinimą, palinkėjimą savo šitai praktikai, tai įsivardinam, užsitvirtinam, palinkim. Lėtai sugrįžtam. Sveikim. Po truputį pradėsim judėti. Jau pradėjom siūbuoti iš šonų, sėdim kūlį ant žemės kaip švytuoklis. Sėdim kūlį ant žemės. Švelniai taip išsijudinam. Jeigu jaučiat, kad gali daugiau iš šono nusvirti, tai su rankom, tada galim remtis sulenkt alkūnę ir alkūnę padėti ant žemės, bet sėdimkaulį nepasikelia. Tai tiesiog stebim savo kūną. Vienom dienom galim daugiau, kitom mažiau. Tai vakar galėjo daugiau, tai nereiškia, kad ir šiandien jo galėsit. O gal kaip tik dar daugiau galėsit. Tai nesvarbu. Tiesiog pasižiūrim kaip šiandien. Šiandien daugiau ant rankų padirbėsim. Antradienį daugiau buvo klubai kojos. Šiandien jautėsi, ne? Nu va. Dar kam nors jautėsi? Ne, nieko. Antradienį irgi nieko. Nu, įdomu. Tai pasižiūrėsim, kaip lankytės rytoj poryt. Pasidalinsim tik online. Laimę galėsim pasidalinti. Taip. Gerai, lėtai grįžtam į centrą, dabar dedam kaip delną ant žemės, taip šiek tiek toliau nuo kūno. Dešinę ranką keliam į viršų, pasitempiam, įkvepiam, su iškvėpimu lenkiamės iš liemens, lenkiamės į kairę pusę, sėdimkaulį lieka ant žemės, jeigu išeina, nusileidžiam ant alkūnės. Bet nebūtina, ranka gali būti tiesiog sulenkta per alkūnę. Tempiamės į kairę pusę, tempiamės, lyg pasiekti kažką bandytume. Krūtinkaulis į priekį, krūtinė atverta kiek įmanoma. Galima žiūrėti į lubas, galima žiūrėti priešai save, kaip jums patogiau. Ir su ranka lyg kažką norėtumėt pasiekti. Įkvepiam, dabar su iškvėpimu leidžiam dešinį petį žemyn. Su įkvėpimu vėl atveriam dešinį petį. Pasižiūrim lubas. Su iškvėpimu vėl leidžiam dešinį petį žemyn, taip lyg uždarytume krūtinę. Su įkvėpimu vėl atsiveriam. Ir pasitempiam į kairę pusę, įkvepiam, su iškvėpimu nusileidžiam, grįžtam į centrą, jeigu reikia išsijudinam, išsikratom. Ir kitą pusę tas pats, dešinį delną tvirtai ant žemės, rankos pirštai išskėsti, su įkvėpimu, kairę ranką į viršų, pasitempiam, su iškvėpimu, po truputį leidžiamės, lenkimės, sėdimkaulį lieka ant žemės, nesvarbu, kiek pasiekėm. Sėdimkaulį ant žemės, krūtinkaulį į priekį, ranka bando pasiekti kažką, obuoliuką nusiskinti. Pasižiūrim lubas, jeigu tik tai pavyksta.
Pastebėkite tempimą nuo klubo iki pažasties, gal nuo kelio iki alkūnės, gal dar daugiau. Tiesiog kiekvienam skirtingai. Įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam kairį petį žemyn, užveriam krūtinę. Su įkvėpimu atsiveriam. Maksimaliai kiek galim, pasižiūrim į lubas. Su iškvėpimu vėl užveriam krūtinę. Pastebėkit, kaip keičiasi jausmas kūne. Atveriam krūtinę, pasitempiam dar tiek, kiek galim, sėdim kūlį ant žemės. Įkvepiam, su iškvėpimu lėtai grįžtam į centrą. Dabar išsuksim liemenį, bet taip kaip lanką sukant, nesileidžiant žemyn. Kaip lanką sukant, sukam. Šiek tiek pratempiam šonus, tai dabar išsukam visą liemenį. Kvepuojam, burna tvirta, kai iškvepiam, burna atveriam, per burną iškvepiam. Žandikaulis apatinis atpalaiduotas, nesukandam dantų. Pečių nekeliam į kryžių, pečiai atpalaiduoti. Ir irgi stebėkit, ar lengvai judesys vyksta, ar kažkokių užstrigimų yra, virpėjimų, drebėjimų, neužtikrintumo. Tai tiesiog pastebi. Paskutinį kartą į šitą pusę ir į kitą pusę. Judesys maksimalus, tiek, kiek gali. Taip lyg lankas suktumėt, pilvo šokis šitas. Dėmesys kūne. Paskutinį ratą, lėtai grįžtam į centrą, rankos prie šonų, su įkvėpimu pakeliam rankas į viršų, pečiai nuleisti ir dabar į vieną pusę pasitempiam, lyg bandytume kažką pasiekti, nusileidžiam ir į kitą pusę išsitempiam. Čia ir iš pečių rankas ištempiam. Visą ranką, nuo dubens iki pat rankų pirštų galiukų. Lyg tai kažką norėtumėt pasiekti, nusiskint, kokią vyšnę. Dabar visai gerai būtų kokias vyšnes, ne? Braškės. Braškės, trešnės. Šlavų gal taip aukštai nereiktų siekti. Ir taip bandom ranką, kad žastas palei ausį būtų. Žastas maždaug palei ausį, taip krūtinę taip į priekį šiek tiek pasitempia. Pastebėkit mentis, tarpumentį, nugarą, jaučiat? Dar kartą. Paskutinį. Ir lėtai nuleidžiam rankas, jeigu reikia pečius, išsikratom, išsijudinam. Pulpuojam. Nu dabar irgi rankom pečiam bus, rankos į šalis, taip ištiestos. Ir bandom irgi vieną ir kitą šoną lyg pasiekti kažką bandydamas. Savo tempu. Sėdim kaulį ant žemės. Sukvėpam. Ir jeigu atsiranda labai didelį įtampą pečiuose, tai pečius tiesiog leidžiam žemyn, stumiam žemyn. Nes kai atsiranda įtampa, jie yra linkę kilti link ausų, tai nekyla link ausų, leidžiam žemyn. Šilčiau? Jaučiasi, ar dar nelabai? Va, tai gerai labai. Ne karšta, šilta, tik malonė. Ir taip neša. Labai gerai, tarsi pats. Nu, gal atstumai negerai, bet... Grįžtam į centrą, pakeliam rankas į viršų ir pagniaužiam kumščius. Sušildom dar rankas. Delnus, pirštus, gniaužiam, iki kol nesigniaužys, tai dar šiek tiek, dar. Nugara tiesi, pečių nekeliam link ausų. Kvėpuojam. Dar. Išjudinam kraujotaką, tegul priteka šviežio kraujo į rankas. Ir nusikratom.
ištiesiam taip šiek tiek kojas į priekį, keliai lieka sulenkti, apsikabinam kojas ir nuo uodegikulio patempusios krūtinę link kelių nusileidžiam žemyn. Čia ne visiškai atsipalaidavimas, tempiamės nuo uodegikulio. Nugara tiesi kiek įmanoma, galite veidrodį save matyti. Galvą irgi neužrečiam, o taip atpalaiduojam, žiūrim į grindis maždaug toks, kad vienodai stuburas tiesus būtų. Kvėpuojam. Ir spaudžiamas kiek įmanoma krūtinę link kelių. Ne kaktą, ne kuprą darom, o krūtinę link kelių stumiam. Įkvepiam, iškvepiam ir dabar po truputį kojom paėmėm į priekį. Rankos taip ir lieka, kojom šiek tiek. Tiek jie gali. Ir vis dar krūtinę tempiam link kelių. Taip ir šilčiau truputį, nes apsikabinus. Kvėpuojam. Gali atsirasti toks drebėjimas, virpėjimas, viskas gerai. Čia tiesiog pratempiam raumenis. Neturi būti skausmo arba mėšlungio. Krūtinę link kelių tempiam krūtinę, ne kuprą. Ir nesvarbu, kur esat, jeigu daugiau neišeina padaryti, užtenka tiek, kiek išeina. Ir kuo ilgiau būnam, tuo labiau apsipranta raumenis, kūnas, sąnariai. Ir tuo lengviau jiem paskui į dar į gilesnę padėtį įeiti. Tai vėl įkvepiam, iškvepiam ir dar šiek tiek kojom paeinam į priekį. Gali būti tik milimetras, nereikia daug, užtenka milimetrų. Ir dar šiek tiek pasilenkim žemyn. Jaučiat kojas? Turit kojas, dirba. Aš tai nugarą, bet tai nejaučiu. Nugarą. Ir va čia tikėtina, kad yra žemiausia vieta, kiek jūs galite nusilenkti tiesia nugarą ir neištiestom kojom. Tai dabar atleidžiam rankas ir užsikabinam už kojų pirštų. Turėtumėt visus pasiekti. Vienom labiau ištiestos kojos, kitom mažiau. Tempiam krūtinę į priekį, įkvepiam ir su iškvėpimu ir galvą nuleidžiam žemyn, tarp kelių maždaug. Ir čia atsipalaiduojam, keliai taip ir lieka, tiek sulenkti, kiek ir buvo iki šiol. Čia tik apšilimas, viskas gerai, paskui gali būti, kad labiau ištiesit kojas, bet kol apšilinėjom, tai tiek užtenka. Kvėpuojam pilvu, su kiekvienu iškvėpimu kūnas vis labiau atsipalaiduoja. Įkvepiam. Iškvepiam ir dabar po truputį taip slankstelį po slankstelį išvyniuojam, neskubam išsitiesti. Išsikratom kūnus. Ir dar čiurnas taip išsukam į vieną pusę. Jeigu traška, sako, kažkaip ten oro burbuliukai kaupiasi sąnariuose, tai tegul CO2 burbuliukai. Dujų. Tegul išsitaška į kitą pusę. Gerai, lėtai grįžtam. Klaupiamės 4, pradėsim nuo karvės kakės. Dubuo virš kelių, delnai plačiai, išskėstais pirštais, po pečiais. Tarp kelių 2 kumščiai, jeigu pametėt šitą savo klubų plotį, tai tarp kelių 2 kumščius įstatom ir čia yra jūsų klubų plotis. Ir judėsim savo tempu, judesys prasideda nuo uodegikaulio, vieną ir kitą pusę, su įkvėpimu dubenį leidžiam žemyn, pilvą žemyn, krūtinį į priekį, galvą į viršų, su iškvėpimu susiviniuojam, kuprą padarom. Ir taip kvėpuojam, judam. Čia išjudinam visą stuburą, visą nugarą. Šitas pratimas labai gerai tiem, kurie turi su nugarom kažkokių sunkumų, skausmų, tai tiesiog padeda užsistovėjusius visokius
dalykus išjudint, vis kažkaip norisi sakyti, kad ne tik fizinį mūsų kūną išjudina, bet ir energetinį. Čia eina energijos toks kanalas, čakros visas yra mūsų stuburo kanale. Kvėpuojam, judam. Jeigu darosi nuobodu, vadinasi per lėtai judam. Tai galima greičiau, galima greitai. Jeigu darosi vėsu, tai per lėtai judam, nes čia yra energijos užkūrimo tokia esama. Iškvepiam per burną. O kūnį nelenkim kiek įmanoma. Ir pagreitinam pusantro karto. Paskutinį. Suglaudžiam kelius, užpakalis ant kulnų, rankas ištiesiam į priekį, kakta ant žemės ir atsipalaiduojam. Jei nepasiekat kakta žemės, svarbiau, kad užpakalis ant kulnų būtų. Atpalaiduojam alkūnės nusileidžia, atpalaiduojam galvus, atpalaiduojam visą nugarą. Kvėpuojam pilvu. Kvėpuojant pilvu masažuojasi vidaus organai, virškinimo visas traktas. Gali būti, kad valgyt norėsis po jogos, tai viskas gerai. Giliai įkvepiam, iškvepiam, po truputį kylam, pereinam vėl į poziciją 4. Vėl lygiai tas pats 2 kumščiai tarp kelių, klubų plotis, pėdos lygiagrečios, viena kitai ir tiesiai su keliais eina. Delnai po pečiais, rankų pirštų išskėsti. Dabar kelsim dešinę koją, tiesim atgal ir kairę ranką tiesim į priekį. Tokį balansą išlaikyti. Nugara tiesi, neišlečiam nugaros. Įtraukiam uodegikaulį ir nugara tiesi kaip stalas. Įkvepiam, su iškvepimu tiesiam dešinę koją atgal, kairę ranką į priekį. Ir tempiamės. Klubai vienoj linijai, nekeliam dešinio klubo, tik tai, kad koją atgal ištiesim. Pečiai irgi vienoj linijai. Ir stebėkit, kur yra svorio centras, kojos pirštai patempti atgal. Įkvepiam, su iškvepimu suglaudžiam kelius alkūnę po savim, su įkvepimu vėl išsitęsiam, vėl tą pačią poziciją. Kvepuojam. Klubai vienoj linijai, pečiai vienoj linijai. Pastebėkit savo kūną. Žiūrim žemyn į grindis, tada stuburas tiesus. Įkvepiam. Su iškvepimu leidžiam ranką ir kelį žemyn. Jeigu reikia, galima ir pasijudinti. Išsikratyti rankas, riešus prasukti, jeigu atsirado kažkokių įtampų riešuose. Ties riešai šiandien daugiau truputį dirbsim. Tai gerai. Vėl pozicija 4. Susilygiuojam. Kitą pusę. Dešinę ranką į priekį, kairę koją atgal. Nugara tiesi, žiūrim žemyn į grindis. Iškvepiam ir su įkvepimu išsitęsiam. Kvėpuojam. Kvėpavimas padeda. Jūs stiprios, jūs galit. Visi stiprus, visi viską gali. Pasitikėkit savo kūnu. Ir jeigu protas sako, kad nebeatlaikys, tai protas tegul neatlaiko, kūnas atlaikys. Įkvepiam, su iškvepimu suglaudžiam alkūnę su keliu, su įkvepimu vėl išsitempiam. Vėl grįžtam į tą pačią poziciją. Pečiai vienoje linijoje, klubai vienoje linijoje. Kojos nereikia per aukštai kelt. Koja tik atgal ištis.
Su iškvėpimu suglaudžiam alkūnę su kilpo savim. Grįžtam į poziciją 4. Užėdžiam kojų pirštus, sėdamės ant kulnų. Ir ištiesiam taip rankas į priekį. Pirštai bandom pasiekti dilbius ir riešus taip šiek tiek praeitą. Pečius žemyn leidžiam, pečių nereikia iki ausų kelt. Krūtinkulis į priekį. Galima kumščius pagniaužti, pasukti riešus. Alkūnį tik tai nelenkiam, nes kai alkūnės lenkiam, tai tada krūvis, netoks krūvis riešam gaunas. Kai nelenkiam alkūnį, labiau riešai gilina. Gerai, grįžtam į poziciją 4. Darysim delfiną, statišką tokį pradžiai. Tai alkūnės dedam ant žemės tiesiai po pečiais. Rankų pirštai išskėsti ir tvirtai laikomės grindų. Užėdžiam kojų pirštus ir lėtai keliam užpakalį į viršų. Kaip žemyn žiūrinti šuo, tik kad ant alkūnių, ne delnais remiamės į mūsų alkūnę. Ir stumiam visą svorį ant kojų, užpakalį į viršų, kiek įmanoma. Galit jaust pečius, skrandą, viršutinę nugaros dalį. Galima palankstyti kelius, nebūtina sustingti iš to asanai. Kvėpuojam. Gerai, ir pabandysim iš šitos asanos pereiti į žemyn žiūrintį šunį, tai tiesiog labiau į delnus perkeliam svorį ir po truputį tiesiamės. Aha, ir svorį stumiam ant kojų. Užpakalį į viršų, kiek įmanoma. Galit ant kojas. Viskas gerai, tegul tempia. Gerai, pasistebėm kelią ant žemės. Pėdas ištiesiam, dubenį pastumiam į priekį ir visų kūnų leidžiame žemyn. Pusiau čaturanga dandasana. Lėtai alkūnės palei šonkaulius, visų kūnų kaip atsispaudimas. Neskubam. Su įkvėpimu kobra. Dubenį žemyn, krūtinį į priekį, viršugalvį į viršų, nugara išsiriečia. Nugara turi išsiriesti. Įkvepiam, žiūrėčiam kojų pirštus, iškvėpim žemyn žiūrintį šunį. Bandom kūnus, kiek įmanoma, dėti ant žemės. O užpakalį kiek įmanoma į viršų. Lyg kažkas už dubens kauliukų šitų jūs būtų pakabinęs. Ir tiesiog netyčia atsiekit žemę. O iš tikrųjų tai ką būtų. Gerai, pasistebam kelią ant žemės. Sukryžiuojam čiūnus, sėdame sukryžiuotum kojom. Taisom patogiai. Tai dabar nugara bus tiesi, su įkvėpimu pakeliam rankas priešai save, suglaudžiam nykščius ir pečiai žemyn, krūtinkulis į priekį, rankų pirštai ištiesti, nykščiai suglausti, nugara tiesi. Įkvepiam, su iškvėpimu visų kūnų sukamės į dešinę pusę, sėdmenys lieka ant žemės. Tam, kur ir yra. Tik iš liemens at nugaros toks sukinys. Tada, kai jau pasisuko maksimaliai, dešinę ranką atkabinam ir važiuojam su dešinę ranką atgal tiek, kiek pasiekėm. Ir čia užlaikom, kvėpuojam. Žiūrim atgal dešinę ranką, pečiai nuleisti, nugara kiek įmanoma tiesi, dėmesys kūne. Įkvepiam, su iškvėpimu lėtai dešinė ranka grįžta prie kairės, susiliečia vėl nykščiai, tada išlaikom pečius vienoj linijai. Ir lėtai grįžtam į centrą, nuleidžiam ranką šiek tiek atpalaiduojam, išsijudinam. Šitas toks sunkesnis, ne? Taip atrodo, kad... Iš šalies atrodo visai paprastas, ne? Per mažus sukaitas, to gali daugiau. Vadinasi, gali daugiau. Vėl su įkvėpimu pakeliam rankas, nugara tiesi. Įkvepiam, su iškvėpimu sukamės į kairę pusę. Pasisukam maksimaliai, kiek galim, tada dešinė ranka lieka vietoj, kairę atkabinam, su kairė važiuojam atgal tiek, kiek pasiekia. Išsisukam maksimaliai. Kvėpuojam. Pečiai nuleisti žemyn.
Įkvepiam. Su iškvėpimu lėtai grįžta kairė ranka, susiliečiam minkščiai, tada grįžtam į centrą ir nuleidžiam rankas atsipalaiduoti. Gerai, dabar Parvatasana, kalnasana, rankos prie šonus, įkvepiam, pakeliam rankas į viršų, sugūžiam delnus virš galvos, alkūnės kiek įmanoma tiesios, žastai palei ausis, bet gali būti alkūnės šiek tiek sulenktos. Bet tempiamės į viršų visą nugarą. Su įkvepimu pasitempiam kiek įmanoma, su iškvepimu sukamės į dešinę pusę, irgi iš liemens. Galvos per daug nesukam, galvos sukasi tiek, kiek sukasi stuburas, ausis visada tarp žastų, palei žastus. Kvepuojam. Įkvepiam, su iškvepimu grįžtam į centrą, su įkvepimu vėl pasitempiam į viršų, su iškvepimu sukamės į kairę pusę. Kvepuojam. Rankos stiprios. Rankos iš tikrųjų čia net nedirba praktiškai. Labai tempėsi, ne? Nes jom čia nieko veikti per daug nereikia, jos tik tai laikosi į viršų ištemptis. Įkvepiam, su iškvepimu grįžtam į centrą ir lėtai nuleidžiam rankas, galim pirštus, taip pajudinti, nulyjam. Aha, galim pečius išsikratyti, išsijudinti. Antimus sunkus šitas. Šitas sunkus? Okay. Yes, rankos už nugaros, sukabinam pirštus, sėdim patogiai. Jeigu išeina, moteris tada deda kairį nykštį ant viršaus, kaip pirštai sukabinti, kairys nykštys ant viršaus. Paprastai dedam 10. Bet ne visos, bet paprastai. Patempiam rankas, gal įkvepiam, atveriam krūtinę, su iškvepimu lenkimės pirmyn, tiek kiek galim, čia pasikabinam ir rankas keliam į viršų, tiek kiek galim. Ir jeigu jaučiat, kad gali dar milimetrą nusileisti arba rankas pakelti viršų, tai padarom. Iškvepiam, su įkvepiam, tempiam krūtinę į priekį, tiesiam nugarą atsitiesiam. Ja, išsijudinam pečius. Čia atvėriam krūtinę, atvėriam pečius, šiek tiek rankas aktyvinam. Gerai, dabar kairė ranka priešai save, ant žemės, taip tvirtai, rankos pirštai išskesti. Tada dešinę ranką su įkvepimu keliam į viršų ir tempiamės į viršų. Ir taip sukamės visą krūtinę, išsukam, krūtinę tvirta kiek įmanoma ir jeigu įmanoma, šiek tiek atgal net ranką pasistumė atgal. Įkvepiam, su iškvepimu leidžiam, dešinę ranką žemyn, darom vietoj kairės ir kairę ranką su įkvepimu. Tempiam. Sėdimkulė būda nuo žemės. Įkvepiam, su iškvepimu leidžiam žemyn. Į kitą pusę. Jaučiat mentis? Pečius. Kvepuojam. Visą laiką kvepuojam. Neužlaikom kvepavimą. Įkvepiam, su iškvepimu nuleidžiam dešinę ir vėl kairę keliam. O, gražu, šviesa! Aš net nematau, kur eiti. Atsargiai. Atsargiai, čia, viršūnė. Gerai, nuleidžiu. Reikėdavo putes pasilikti jogos. Aha, paskui. Jo, žinosim. Gerai, tai... Aha, ką kažkas sakai? Nesakau, blebučių nebereiks. Gerai, gal plaukamės keturiom. Tai jau pirmąjį žiūrė. Dabar įdėjo komus galvoja. Gerai, delnai plačiai taip išskesti.
Dabar dubuo liks vietoje, dubens nejudinsim, judinsim tik tai viršutinę šitą nugaros dalį, mentis, lyg bandytume mentis suglausti už nugaros. Ta pati karvė katė, tik truputį kitoks judesys, kaip katinai būna daro, kad mentis taip išsišoka į viršų. Ir dubuo yra nugara tiesi, šita patinė nugaros dalis, kiek įmanoma tiesi, neišrečiam atgal, įtraukiam sėdmenis ir juda tik tai viršutinė nugaros dalis. Dabar mes ją taip truputį išjudinom su tais pasisukimais, tai dabar šiek tiek atpalaiduojam. Su kvėpavimu. Gerai, vėl užėčiam kojų pirštus, užpaklisim kulnų, priešus pramankštinam. Pramankštinam. Gerai. Ir dabar pereinam į aukštą lentą. Į aukštą lentą. Jau rankos apšildytos, kūnas apšilęs, aukšta lenta, kam per sunku kelią ant žemės pėdas ištiesim ir čia būnam. Kam visai jokiai būnam aukštoj lentoj, kūnas maždaug vienoj linijoj. Kam per sunku ant rankų laikytis, galime laikytis ant alkūnių, tada ta žema lenta, dėmesys kūne. Jeigu atsiranda drebėjimai, virpėjimai, viskas gerai, tegul būna. Tiesiog juos stebim, nieko su jais nereikia daryti, išsidrebam. Įkvepiam, su iškvepimu žemyn žiūrinti šuo. Super, šaunuolis. Balansom kelius. Stumiam visą svorį ant kojų. Rankos šiandien ilsisi, jos tik tai, kad stumia svorį ant kojų. Gerai, ir dabar vėl pereinam į lentą. Vėl tą pačią lentą aukštą. Arba žemą, arba pusinę lentą. Darysim čaturanga dandasaną. Tai vėl arba keliam žemės, arba taip kaip esam. Pasistebam ant kojų pirštų galų. Lenkiam alkūnės, alkūnės palei šonkaulius ir visų kūnų leidžiame žemyn. Jeigu dreba kūnas, tegul dreba. Visų kūnų. Aleliuja, kaip gerai ant žemės. Rankas į šalis, kaip double raidė. Kulnai suglausti, kojų pirštai suglausti, sėdmenys įtempti. Darysim kobrą, bet tokią su kvėpavimu. Su įkvėpimu kylam į viršų, su iškvėpimu leidžiame žemyn. Tai iškvėpiam apačioj, su įkvėpimu kylam į viršų, jeigu įmanoma atsistumėm rankom ir su iškvėpimu leidžiame žemyn. Ir taip judam savo tempu. Alkūnė žiūri ne į viršų, taip šiek tiek atgal. Sėdmenys įtempti, kai pasikeliam. Kai nusileidžiam, atsipalaiduoja. Mėšlungio neturi būt, skausmo neturi būt. Paskutinis. Delnai ant žemės. Kojų pirštus užriečiam, pakeliam kelius nuo žemės ir dabar stumiamės delnais ir perinam į lentą. Ir žemyn žiūrint šunį. Puikiai, šaunuolis. Jeigu reikia pailsėti, visada galima pereiti į vaiko asaną, pailsėti, visada galima į šavasaną atsigulti, jeigu jau nusibodo. Gerai, dabar dar truputis rankom irgi bus tokio ir balanso, ir krūvio. Dešinį delną dedam labiau per centrą. Esam žemyn žiūrinčiam šunį, tik dešinį delną labiau per centrą. Stumiam visą svorį ant kojų ir kai jau jaučiat, kad galite atleisti kairę ranką, kairį delną dedam ant krūtinės. Stumiam visą svorį ant kojų. Laikom tiek, kiek galite. Jeigu tik akimirkai, užtenka akimirkos. Lėtai grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Atpalaiduojam truputį rankas, nusikratom. Kelius balansom. Į kitą pusę tą patį darysim. Kairį delną labiau per centrą.
Stumiam visą svorį ant kojų ir kai jau jaučiam, kad galim dešinį delną atleisti nuo žemės, uždedam ant krūtinės. Visą svorį stumiam ant kojų. Šalmuolis. Įkvepiam, su iškvėpimu lėtai grįžtam į centrą. Paskutinė čaturanga šiandien. Perinam į lentą. Pusinė arba pilna čaturanga. Jeigu pusinė, tai keliam žemės. Jeigu pilna, pasistebėm, lėtai lenkiam alkūnės palei šonkulius, visų kūnų, lėtai leidžiame žemyn. Ištiesiam koją pirštus, su įkvėpimu kobra, karališka kobra. Išdidi viršugalvis į viršų. Įkvepiam, iškvepiam, lėtai perinam poziciją 4, kojas sukryžiuojam, užpakalis už kulnų. Ir atsisėm. Šilčiau. Visas laimingas, išsišiepusias, tikiuosi ten ir namuose išsišiepusias. Na, fainai, gerai, tai dabar tada pasismaginsime, ne? Mes dar nepasismagim. Tai rankos ant pečių, alkūnės yra lygiai grečias grindim, skalbimo mašinos pratimas. Pirštai, 4 šiti pirštai yra priekyje, nykštys ant peties, taip labiau į galą. Ir dabar su įkvėpimu į vieną pusę, su iškvėpimu į kitą. Judesys toks pakankamai aktyvus. Alkūnės nesileidžia žemyn. Jeigu galvos sukasi, galvos nesukinėjom, galvos gali likti ties centru. Bet jau netinginiauja, juda. Lėtai grįžtam į centrą. Dabar tik tai rankas ištiesim šalis ir laikysim kurį laiką. Nesakysiu, kiek laiko laikysim. Turim dar daug gražaus laiko. Žinau, ką reiškia pasismaginti. Išskalbti mintis. Jo, čia galite pamatyti, kad šilumos daugiau atsiras, dar daugiau. Jeigu jausit, kad nebeįmanoma tų rankų nulaikyti, tada pakeliam į viršų, suglaudžiam delnus, palaikom šiek tiek, kai jau jaučiat, kad galit grįžti tą padėtį, vėl grįžtam čia. Svarbu nenuleisti rankų, nes mes čia taip dabar keliam energiją ir dabar ta visa energija kyla iki mūsų pečių, iki rankų, tai galit pastebėti, kiek turim prisikaupę reikalų ant rankų ir ant pečių. Kvėpavimas padeda. Jeigu reikia, ypač tiem, kas namuose, pavyzdžiui, esate ir turit ramią aplinką, tai galima kvėpuoti balsu, su garsu, galima pastenėti, galima verkti, jeigu norisi. Čia irgi galima balsu, galima riumuoti. Čia toks labai emocijų paleidimui geras pratimas. Nieko sudėtingo. Laikom rankas, neturim nei jokių svorio ant rankų. Keikėmės mintyse, jeigu tai padeda. Uždėjo kažkas. Taip, tai mūsų rankas. Ir kai jaučiat, kad labai jau sunku pečius, tiesiog šiek tiek žemyn ir patempiam rankas į šalis, nes kai atsiranda įtampa, mūsų pečiai linkia trauktis prie ausų. Tai šiek tiek žemiau ir delnus taip į šalis patempiam. Kvėpuojam pilvu. Dėmesį koncentruojam į kvėpavimą, nes jeigu koncentruosit į pečius, į rankas ir kad sunku, tai ir bus sunku. Tai čia yra pratimas nukreipti dėmesį. Pastebėkit, kaip gera būt kūne. Koks gyvas kūnas. Kiek daug jisai gali.
3 minutės laikom. Kvėpuoji. 10. 10. 15. Kiryto. Kryto, nu kas čia yra? Pečius nuleidžiam žemyn ir patempiam rankas iš šalies. Jūs galite. Žiūrėkit, jeigu šitą galite, jūs įsivaizduojate, kiek jūs gyvenime galit. Nenugalimas. Tai jeigu garsas padeda, tai žandukai raudoni. Įkvėpimu keliam rankas į viršų, sukabinam pirštus, smilius žiūri tik tai viršų ir taip išsitempiam iš visų jėgų, visas rankas, visą nugarą. Įkvepiam, laikom įkvėpimą ir tempiamės, taip kad kūnas dreba. Viską, ką sukėlėm, siunčiam į kosmosą. Atiduodam. Iškvepiam, šiek tiek atsipalaiduojam, dar nenusileidžiam, dar įkvepiam. Išsitempiam, tempiamės, laikom įkvėpimą, iš visų jėgų tempiamės. Dreba kūnas. Iškvepiam. Paskutinį tokį. Įkvepiam. Išsitempiam nuo kojų pirštų galiukų. Visas kūnas, kaip styga, kaip lienas. Iškvėpsim per burną, rankas nuleisim per šonus. 3, 2, 1. Ai, gerai. Tai galima išsijudinti, išsikratyti. Kas yra laimė. 3 minutės. 4 išlaikėm. Jo. Tai kai kvepuoji. Dabar pakratysim pečius. Čia ir kratysim, iki kol nesikraštys. Taip. Tai viską dabar, ką sukėlėm, ko dar nepaleidom, tiesiog nusipurtysim. Kratom, kratysim, kurį laiką irgi. Tada suprasim, kaip lengva. Kvepuojam ir kratom, dar kratom. Jeigu nesikrato, tai vis tiek kratom. Nusipurkit viską, kas yra ant pečių. Prisiminsim, kaip sunku buvo laikyti, ir nukratyti. Taip, nes tik tai nukratyti, nieko čia ypatingo, sudėtingo. Kratom, nusipurtam viską, kad lengva būtų ant pečių. Kad tas karantinas, kuris dar net neprasidėjo, jau pečius slegia, ką? Tai kad jisai būtų lengvas. Aha, ir dabar įdėmsam nusikratom. Tegu jau visiškai atsileidžia viskas. Taip iškratom visas rankas, rankos visiškai atpalaiduotas, leidžiam jom nusipurtit. Nuo viso sprando, nuo menčių. Šilta? Jo. Gerai. Kai laikėm rankas, taip karštas Aha, gėla. jo. Jo, čia toks atpratimas, kad atrodo nieko nedarai, bet kiek energijos tame yra. Nusipurtam. Aha, ir pasijuosim, pasimasažuojam, pasimasažuojam pečius, sprandą. Galit nusibraukti visas tas įtampas. Nu, ir dar kojas truputį apšildysim, bet kojas tokia tinginio pozą šildysim, tai gulamės ant nugaros. Visa nugara patogiai ant žemės ir kojas tiesiog iškeliam į viršų ir palaikysim kurį laiką. Visa nugara, dubuo irgi ant žemės, keliai gali būti švelniai sulenkti, nebūtina kojų įtampai laikyti ištiestų, bet jeigu išeina ištiestas laikyti, tai laikom ištiestas. Pabūsim kurį laiką, kvėpuojam pilvu kiek įmanoma, pilvas įtampoj, bet kvėpuojam pilvu. Jeigu labai sunku tai būti, jeigu nugarai didelis krūvis jaučiasi, delnus galima šiek tiek paužpakui pasikišti ir čia būti. Kvėpuojam.
Galima pirštus pajudinti pėdas, kad neužstingtų. Palaikysim kurį laiką. Ir jeigu jausit, kad pradeda drebėti, kratytis kojos, o kaip gali kratytis, tai viskas gerai, tegul kratos, išsipurto viskas. Irgi nieko sudėtingo, bet galit jausti, kad po kurio laiko tai prasideda sunkumas. Kiek įmanoma, stengiamės rankom nelaikyti kojų specialiai, tegul jos pačios. Ir jeigu kažkaip bandot sustabdyti tą virpėjimą, tai nestabdykite, tegul dreba. Įkvepiam. Su iškvėpimu pritraukiam kelius prie krūtinės, apsikabinam rankom kelius, suspaudžiam kamuoliuką. Ir atsileidžiam, perinam iš šavasanos asaną, bet dar darysim tą paskutinį tokį prasitempimą, kai rankas ir kojas kelsim nuo žemės. Kažką girdėjau? Gerai. Gerai. Džiaugiamės. Džiaugiamės, nu super. Tai kelsim tik rankas ir kojas nuo žemės 10 cm, palaikysim, šiek tiek palaikysim, kiek įmanoma, kvėpuojam pilvu, pasirašėm, 1, 2, 3, atkeliam rankas ir kojas, laikom. Kvėpuojam, galva lieka ant žemės, kūnas stiprus, sėdmenys įtempti, 3, 2, 1, atsipalaiduojam. Taip. Čia dar irgi, jeigu liko kūne kažkokių įtampų, dar kažkur neramu jau, tai vat jas galima visas paleisti. Dar kartą pasirašėm, 1, 2, 3, atkeliam rankas ir kojas, 10 cm. Laikom tiek, kiek galite. Jeigu išlaikote akimirką, užtenka akimirkos. 3, 2, 1. Tam pavyko kvėpuoti pilvom. Nepavyksta kvėpuoti įtampoje, ar ne? Tai svarbiausia kvėpuot. Paskui Pilvų kažkaip nepavyksta. Paskui pavyks, kai pas kūnas. Paskutinį kartą. Ir jau visiškai šavasana. Tikrai jau. Pasirašėm. 1, 2, 3. Atkeliam rankas ir kojas. Laikom. Įtempiam sėdmenis, kiek įmanoma. Pabandykit pilvų kvėpuoti. 3, 2, 1, krentam. Viskas, šavasana. Jeigu norisi, apsirengiam. Šalosiu. Kol kas atrodo nesinori, bet... Galima pagalbės pasidėti po galvom, ypač namuose. Įsitaisyti patogiai. Iš šavasanos, ypač namuose, net nebūtina grįžti į tą bendrą grupę, galima tiesiog... Tikrai namuose nebegrįžti. Jo, nebegrįžti, jo. Tiesiog pabūti. Jeigu bus jau super, sakykit dar keliais pledas. Bet jau kai nebūties.
Ir po truputį grįžtam į save. Giliai įkvepiam. Iškvepiam, paimam rankų ir kojų pirštus. Pajudinam riešus, čiurnas. Paridenam galvą nuo vienos pusės ant kitos. Jeigu norisi pasiražom. Ir pasvečiam dar ant dešinio šono šiek tiek pagulėti. Pasiruošęs, truputį sugrįžtam. Atsisėdam, patogiai atsisėdam, nesvarbu kaip. Kodėl ant dešinio šono? Čia su kvėpavimu susiję. Per dešinę šnervę kvėpuojant aktyvėja mūsų energija, tokia saulės energija, gyvybinė, o per kairę nuo šnervę kvėpuojant lėtėja ir rimsta. Tai kai mums reikia energijos, galima užsikimšti kairę šnervę, pakvėpuoti per dešinę, o kai reikia taip nusiraminimo prieš miegą, pavyzdžiui, tai tada dešinę užsikimšti ir pakvėpuoti prieš kairę. Tokie čia pagal visą ajurvedą ir jogų filosofiją. Gerai, 3 kartus sąmonę, ne, prieš karantiną. O gal 5? Gerai, 5. Tai kas negėda, tai tiesiog pabūnam tam garse. O mes 5 kartus som, nugara tiesi, nykštysius nulimkė mudrai, ant kelių. Garsas eina iš pilvo, gerklės neįtempam. Iš pradžių jį iškvepiam, tada giliai įkvepiam. Iškvepiam, pasiruošiam, įkvepiam. Savo ritmu, dėlaitės krūtinę. Stelkiam dėmesį į širdį. Ir iš širdies padėkojam savo, kad atėjom šiandien, kad prisijungiam. Iš širdies padėkojam savo kūnui, kad buvo stiprus ir atlaikė. Padėkojam šitą erdvį, kad mus priėmė ir online, kad mus transliavo. Palinkim savo lengvo, šviesaus, krypčiukaus ateinančio laikotarpio. Tai sugrįžtam, atsimerkiam, kad man daunas tokia keistų. Kad ugnis užsidėt. Pasiglostam save dalykų, kažkur yra įtampų, pasimasažuojam. Gal kažkur yra dar skausmo kažkokio užsilikę arba kažką išjudino praktikos metu, tai tiesiog viską nusinčiam gerų minčių į tą vietą. Ir viską, šiandien baigiam. Namaste, ačiū, kad buvot.
Thank